lenteles. Lenteles galima braižyti arba įterpti. Lentelių darymui yra specialus meniu punktas, lentelė, ir paprastai reikėtų lenteles įterpinėti. Įterpiam nuo tos vietos, kur stovėjo kursorius, šiuo atveju viršuje, ir dabar reikia pasirinkti, kiek bus stulpelių. Stulpelių reikėtų apskaičiuoti iškart, taip lengviau yra. Eilučių, bet kiek, nes eilutės labai lengvai darosi, pavyzdžiui, 7, 7. Taip, toliau spaudžiam gerai ir turim lentelę. Lentelę rašome paprastai, reiškia, kaip ir bet kur, perkelia į naują eilutę, galima bakstelti su pele ir ten parašyti kažkur, ką norim, ir panašiai. Dabar jeigu jungsim šitą ženklapį, tai matom va tokius ženkliukus, aš juos vadinu minomis arba bombomis, nes labai panašios į tokias povandeninės minas. Šitie ženkliukai reiškia, kad tai yra lentelės langelis. Šitas ženkliukas, kaip žinot, reiškia pastraipos pabaiga. Dabar po lentelę galima vaikščioti ir su rodiklėlėm, bet geriausiai po lentelę yra vaikščioti su tab klavišu. Tab klavišas eina į priekį ir pažymė, jeigu langeliai kažkas buvo. Paprastai lenteles renkame eilutėmis, todėl jeigu atsistojam į pačią galinę jau lentelės vietą, tai paskutinį langelį, mums reikia dar, spaudžiam tabą ir pasidaro dar viena eilutė. Ir taip atsistojant tabo galima dauginti eilučių, todėl to eilučių skaičius nėra jau toks svarbus. Shift tab, spaudžiant shiftą nuspaudus ir tab spaudžiant važiuojam atgal, ir čia bet kurioj lenteliai, ne tik tai Wordo, bet ir kompiuterinėse, pavyzdžiui, puslapio parametrai, galim vaikščioti ir po tokią lentelę su tabu arba shift tabu. Taip. Galima naudoti vaikščiojimui ir su Alt, Alt Home, Alt End vaikšto, matot, po eilutės pradžia pabaiga, Alt Page Up, Page Down, stulpelio pradžia pabaiga. Taip. Dabar pasižymėjimai. Žymėtis galima su pele, kaip matot, pažymėjau. Jeigu, pavyzdžiui, paspausiu Delete, tada lentelės išsivalo, bet ji pati neišsitrina. Galima žymėtis ir kaip ir tekstą eilutėm, ateinam į šitą vietą ir pažymim, tas juodulys išlenda už galo, nes čia stovi ta bomba. Norint pažymėti stulpelį, reikia atsistoti ant viršutinės linijos, rodiklė juoda žemyn, paspaudžiam pelę, žymėmės, nuspaudę laikėm, važiuojam, turim pažymėtus stulpelius. Va čia, jeigu atsistosiu ant langelio, pelė va tokia kreiva juoda, gaunam langelio pažymėjimą, nuspaudžiam, važiuojam langelio pažymėjimais. Jeigu nepavyksta pažymėti, tada galima eiti į lentelę. Aš parašysiu 1, 2, 3 šitame langeliu, stoviu šitam 1, 2, 3 langelėje, einu į lentelę ir yra žymėti. Ir šiuo atveju galiu žymėti visą lentelę, pažymėjimą, galiu žymėti stulpelį, kuriame stoviu, galiu žymėti eilutę, kuriame stoviu, ir aišku, galiu pasižymėti langelį. Langelis, o taip galiu žymėti. Lentelę visą pažymėti galima ir paspaudus ant to ženkliuko, bakstelėjus ir pasižymė. Jeigu jūs nuspaudę, pelę tempsit, lentelę galima panešti. Priešingam kampe yra kvadratėlis, jeigu užeinam pelė dvigubą rodiklę, paspaudžiam, galim lentelę, kaip matot, sumažinti. Bet šiaip nei nešioti, nei labai jau mažinti, be reikalo lentelės nereikėtų, nes tada prasideda teksto aptekėjimas ir gali kilti problemų. O jeigu noriu dabar lentelę neišvalyti, o ištrinti, tai paprasčiausiai stojam lentelėm, einam į naikinti punktą ir galim išnaikinti lentelę, visą ir išnaikinam. Lentelę galima ir terpti per mygtuką, lentelę terpti bendrą.
paspaudžiam, iššoka tokia lentelė, jeigu nuspausim, galima ir daugiau pasirinkti, nu, pasirenkam kiek norim, pavyzdžiui, kiek čia būtų, kokie 6 stulpeliai ir 4, gal daugiau, o tiek yra eilučių turim. Dabar aš parašysiu kažkokius skaičiukus, kad būtų patogiau žiūrėti, mes bandysim įterpti ir išnaikinti langelius, eilutes, stulpelius ir atvirkščiai 13 parašykim, 14 ir 15. Stoviu penketuko, galima išjungti, kad nesimatytų tų bombų, penketuko langelyje ir dabar galiu eiti ir naikinti. Aš galiu išnaikinti penketuko stulpelį. Išnaikinau, nebeliko viso stulpelio, atstatau su anuliuoti mygtuku, atstačiau. Jeigu norit kelis stulpelius ištrinti, reikėtų juos pasižymėti, taip, arba bent jau tos stulpelių langelius ir lentelę naikinti, stulpeliai išnyko. Anuliuojam, vėl turim gražią lentelę. Analogiškai visiškai yra su eilutėmis. Išnaikinau, kur stovėjau tą dvejetuko, jeigu aš pasižymėsiu kelias eilutės, kelis langelius kaip eilutės ir naikinti eilutės išnyko. Anuliuojam. Įdomiau prasideda, kai norim išnaikinti langelį. Labai retas toks dalykas, langeliai, ir manęs klausia, kur langelius pastumti, ar net naikinti visą eilutę, ar naikinti visą stulpelį, kaip prieš tai darėm. Aš pasirinksiu tokią, kad pastumti langelius kairėn, spaudžiu gerai ir penketukas dingo, visi langeliai pavažiavo į kairę, o čia liko iškirpimas, įdubimas. Anuliuojam, vėl einam lentelę, vėl naikinti langeliai, dabar sakau pastumti langelius aukštyn, sakau gerai, išnaikino, visi pavažiavo skaičiai į viršų, bet čia neatsirado skylės, o tiesiog atsirado naujas langelis. Priešingas dalykas būtų įterpti. Aš galiu įterpti lentelę į lentelę, vėl tas pats, pavyzdžiui, taip padarysiu, bet šitaip nereikėtų daryti, taip labai yra sudėtinga dirbti, todėl šitą lentelę dabar vidinę paimsiu, vėl išnaikinsiu. Naikinu ir dar čia atsiradęs ištrinu tą atsiradusi vieną eilutę. Lentelę naikinti, tai yra įterpti, ir dabar yra pasirinkimas, ar stulpelį į kairę, ar į dešinę, sakykime į dešinę. Į dešinę, nuo penketuko įterpiau. Jeigu reikia jums įterpti kelis stulpelius, tai visiškai analogiškai lentelę įterpti, sakykime, stulpelį į kairę dar įterpiau. Dabar viską anuliuoju, kad būtų vėl pradinis variantas ir lentelę įterpti ir eilutės virš arba po, virš ir analogiškai galiu kelias eilutės pasižymėti, įterpti, eilutės po įterpiu. Vėl viską anuliuoju, vėl graži lentelė ir bandymas įterpti langelį. Langelį įterpti visą eilutę, įterpti visą stulpelį ir dabar su pasistumdymais. Perstumti langelius žemyn. Stumiu langelius žemyn, matot, pavažiavo visi, 14 čia, o čia prisidėjo nauji langeliai. Anuliuoju ir yra lentelė įterpti langeliai ir dešinėn stumiam. Stumiam dešinėn, išlindo, kaip matot, vienas langelis, tipo lentelė pasidarė su ragais. Anuliuojam ir turim taip. Dabar paprastai įterpiama lentelė yra nuo paraštės iki paraštės, visi stulpeliai yra vienodo pločio. Jeigu jūs norit, kad vienas stulpelis būtų siauresnis, kitas platesnis, tai atėję pasigaunam tokią pelę, ant tokios, ne tokią, o dvigubą rodyklę, spaudžiam ir važiuojam į vieną pusę arba į kitą ir matot, galima vieną stulpelį, nepavyko, vieną stulpelį padidinti, kitą sumažinti. Vieną padidinti, kitą sumažinti.
Jeigu norėtumėm čia, pavyzdžiui, parašyti kažkokį platesnis stulpelis, o šitie turėtų būti siauri, platus parašykim, platus stulpelis, o šitie visi į dešinę nuo jo siauresni, tai kad nereikėtų kiekvieno tampyti ar kažkaip kitaip, yra vienas toks labai paprastas būdas, reiškia atvažiuojam ant tos linijos, pasigaunam, kad galim tempti tą liniją, nuspaudžiam Ctrl klavišą, tada spaudžiam pelę ir važiuojam. Važiuojam į šoną, va, šitie langeliai visi proporcingai sumažėjo, o šitas padidėjo. Nu ir atvirkščias dalykas, vėl bandom pasigauti ir vėl tempiam atgal, vėl parvažiavom kažkokio būdo. Tai yra labai patogu ir lentelę mažinti arba didinti. Jeigu jūs tempdami paspausit Alt klavišą laikysit nuspaudę, tada liniuotėj matom, kiek centimetrų yra tas rašymo laukas yra. O pavyzdžiui, vat, padarysiu 3,99, beveik 4 centimetrai bus šičia tas rašymo laukas. Rašymo laukas yra taip, kad jeigu pastebėsit, va čia yra nerašymo zona, o toliau rašymo. Reiškia, prie pat linijos mes neprirašom raidės ar skaičiaus, kaip šiuo atveju. Tarp linijos ir pirmojo simbolio yra beveik 2 mm tarpas. Paskui pažiūrėsim, kaip tą tarpą sumažinti. Lygiai tas pats galiu tampyti ne tik tai stulpelių pločius, bet ir eilučių aukščius, nors tai retai jau daroma, galiu patempti. Antra eilutė būtų tokia. Jeigu paspausiu Alt, reiškia, tai matysiu, kiek yra liniuotė, kiek tas būtų. Panašiai 2 cm būtų. O, 2 cm aukštis yra. O, čia kažką nuspaudžiau netyčia. Ir reiškia, taip galima lentelę tiesiog susitampyti, kadangi tekstinė yra, tai čia kažkokių problemų neturėtų kilti. Kitas dalykas yra, reiškia, kai mes norim kažką, kelis langelius apjungti į vieną ar daugiau kažką padaryti, tada galima langelius pasižymėti. Pavyzdžiui, va čia pasižymėsiu 3 langelius, nueisiu į lentelę ir yra tokia komanda, yra sulieti langelius. Paspaudžiu ir gavau iš 3 vieną. O sulieti langelius galima įvairiai, nu pavyzdžiui, šitos langelius paimu ir pasižymiu ir suliejau juos. Nu ir atvirkščias, aišku, yra visą laiką variantas, tai yra perskirstyti langelius. Nu, sulietą langelį galiu perskirstyti. Pasirenku kažkiek tai stulpelių, pasirenku kažkiek tai eilučių, nu, 4 ant 4, nu, ir praktiškai padariau, kaip buvo, tiksliau dar peržymėjau. Galiu šitą pasiimti ir perskirstyti langelius, nu, pavyzdžiui, 3 stulpeliai ir 4 eilutės. Va, turiu tiesiog, nereikia lentelės lentelėje, o turiu dar pasmulkintą langelį. Galima perskirstyti langelius ir kelis, pasiėmiau va taip, pasižymėjau 4 langelius, nu ir iš jų padarysim kažkokius daugiau. Nu, pavyzdžiui, 4 stulpeliai, galiu padaryti 6 stulpelius, nu ir tegul būna tos 2 eilutės. Va taip galiu padaryti. Nu ir atvirkščiai, kokį noriu variantą, tokį galiu daryti. Jeigu jums lentelė tęsiasi labai daug, reiškia per daug lapų, o man reikia, pavyzdžiui, dar 100 eilučių prisidėti į galą. Tai galiu spaudyti tab, galiu įterpinėti, bet yra tokia va pozicija, čia iškart po lentelę, nueinu į lentelę, yra įterpti ir eilutės virš. Nu ir sakau, kad man reikia 100 eilučių, spaudžiu gerai arba enter, šiuo atveju, ir turiu lentelę per kelis lapus, kaip matot, va, eina per kelis lapus. Dabar prasideda vienas toks niuansas. Jeigu čia būtų kažkoks pavadinimas, pavyzdžiui, eilės, numeris, čia toliau, nežinau, čia ten kokio nors ABC parašykim, čia viso, pavyzdžiui, parašykim. Va, turim, šitas yra, šita eilutė yra užvadinimas visos lentelės antraštė. Tai kitam lape mes nebematom, kas kokiam stulpeliui priklauso ir panašiai. Galima
pasižymėję pirmą eilutę ar pirmąsias kelias, pavyzdžiui, nu va čia dar parašysiu kažką ir čia galiu įrašyti kažką, čia, sakykime, kokius skaičiukus, vat, ir taip toliau. Reiškia, čia parašiau, galiu kelias eilutes padaryti antraštę ir padaryti, reiškia, taip, kad antraštė kartotųsi kiekvienam lape. Paspaudžiu antraštės eilutės kartojimas ir dabar va tuos dalykus, ką aš čia prirašiau, yra kiekvienam lape, bet net antram ar trečiam lape į juos negalima atsistoti, jie tiesiog yra vaizdas pirmo lapo, jeigu aš čia kažką parašysiu, tai šitas atsispindės visuose lapuose. Kiek lapų bebūtų, tiek bus ta antraštės galva. Kai reikia nuimti, priešingai nueinam lentelę, antraštės eilutės kartojimas, nuėmėm ir viskas va šiuo atveju nebėra. Kai tokią didelę lentelę turim, kartais reikia lentelę perskirti. Va yra perskirti lentelę. O stoviu šitam langelį, einu į lentelę ir yra lentelės perskirimas. Va, turiu dvi lenteles. Čia galiu rašyti. O perskirti lenteles, reiškia, nėra dažnas dalykas, bet kad kelias lenteles galima sujungti, tai irgi pasitaikantis dažnai, nes jeigu jūs apibendrinat kažkokius duomenis, kuriuos susiunčia iš kelių vietų elektroniniu paštu, tai jums sukopijavę jas į vieną, trinam viską tarpą tarp jų ir jie suvažiuoja tos lentelės į vieną ir sulimpa. Paskui atsiranda toks dalykas, kad nesutampa linijos vertikalios, todėl reikėtų jas suvežti, padaryti, kad sutilptų. Pasitaiko taip, kaip šiuo atveju, kad nesueina linijos viena prie kitos. Arba į vieną pusę eina, arba iš vis, kaip šiuo atveju, nenori eiti, o taip eina, tada traukiam ne apatinę liniją, o tiesiog traukiam viršutinę ir jos sukibo ir dabar ta linija važinėsis kaip viena. Taip? Tai būtų apie paprastą dalyką.